pasirinkimas žuvyčių visokiausių. Šiandien valgysim, ragausim žuvį beždžionę. Tikiuosi bus labai skani. Šitas puikus pajūrio restoranas pastatytas 1966 metais. Ir tikrai labai gerai gamina. Čia lankomės nebe pirmą kartą. Pagaliau atnešė žuvį beždžionę. Štai kokia jinai dar labiau išsižiojo. Paskrudinta gerokai. Taip pat padažas prie žuvies. Tokių skanių labai bulkučių. Jau paragavau, labai tikrai skanios, su sviestu. Taip pat yra aliejaus ir acto, jeigu reikia. Tai taip. Bandysim ragauti dabar. Šitą nuostabę žuvelę. Jau. Na ką, ragausim šitą baisę žuvį, bet labai norėjau paragauti. Įsidedam truputį bulves. Panašiai kaip lietuviška. Labai puikiai bulvytė. Įsidedu salotų. Citrinos. Duoda ir peilį tokį aštrų, ir ne aštrų, ir aštrų. Taip pat padažas. Paragavimui atsipjausiu uodegos. Ir sakė, ją reikia valgyti, čia nelabai daug yra tos mėsos, bet daugiausia žaidimas, kaip su višta. Kauliukus apčiulpti. Nu, štai. Dar šitą. Įsidedam padažą. Bulkos. Na ir ką, ir bandysim. Kokį padažą. Kauliukai. Žuvis. Skani. Bulvės keptos. Salotas. Nu, žodžiu, labai skanu. Verta paragauti. Vieną kartą gyvenime visko. Dabar būsiu valgęs ir žuvį vienu kartu ir beždžionę. Nes žuvis vadinasi žuvis beždžionė. Taip, kad skanaus.